Labas, aš Gabrielė Martirosian, esu televizijos, radio laidų ir renginių vedėja. Žmogus, kuris dievina sceną ir manau, kad mano didžiausia savirealizacija ir yra kalbėti žmonėms ir tai realiai yra išsipildžiusi mano vaikystės svajonė. Nuo labai jauno amžiaus mano tarsi mantra buvo, kurią tikrai dažnai kartoju, kad turėsiu tik tiek, kiek pasieksiu pati. Žinau, kas yra nepotizmas, pastaruoju metu tikrai tai yra kalbama labai daug apie tai, ar ne? Turbūt prieš 5 ar 10 metų nebūčiau žinojusi iš vis apie ką mes kalbam. Žinau, kokios yra mano aplinkybės, kokia yra mano padėtis ir jeigu nebūsiu tikslinga, užsispyrusi ir kantri, nepasieksiu nieko, nes niekas už mane to nepadarys. Man tai yra aktualu, kad ne per ryšius, o per savo talentą, kantrybę ir užsispyrimą aš viską, ką turiu šiandien, aš pasiekiau pati. Tai aš turbūt esu pavyzdys visiškai priešingų dalykų. Svarbiausia žinia, kurią noriu ir savo, tiesą sakant, garsiai pasakyti ir priminti, kai to tikrai labai reikės, kai susvyruosi žemė po kojomis, kad mes nesame prastesni dėl tokios savo padėties, kad neturime ryšių, patogių pažinčių ir viso kito. Mes irgi galime pasiekti viską, ką norime. Tai pagrindinė užduotis - žinok, ką nori veikti, ką nori daryti, kur nori būti ir nesvarbu, kas tai yra. Svarbiausia širdyje atras savo kelią ir aš net nebejoju, kad tu gali išpildyti.